neišsprendžia. Kol Narada Munis, jo guru, neatėjo ir nepasakė, kame jo nepasitenkinimo problema, jisai simbolizavo nepasitenkinimą. Ir Narada Munis pačiam Dievui, Vyasadevai papriekaištavo. Jisai sako, tu faktiškai visose 4 vedose, tu faktiškai nepašlovinai išaukštintos ir nepriekaištingos aukščiausio Dievo asmens šlovės. Tu apie viską parašai, išskyrus. Apie viską parašai, išskyrus apie Dievo šlovę. Filosofija, kuri nesuteikia pasitenkinimo transcendentiniams viešpaties jausmams, skaitosi beprasmė, bespaliezna. Kylam žemesnės kategorijos. Taip? Kaip mes, pavyzdžiui, skaitom ir apie abėcėlę negalvojam. Nes abėcėlė žinojimas yra žemesnė kategorija negu mokėjimas skaityti. O mokėjimas suprasti, perskaičius, kas parašyta, yra dar aukštesnės kategorijos. Taip? Jeigu jūs matėt, kaip vaikai išmokę raidės, skaito. L-A-B-A-D-I-E-N-A. Labą dieną. O paskui galvoja, ką tai galėtų reikšti. Prasme, perskaito, bet ką tai reikšti? Tai yra įvairios kategorijos supratimo. Taip ir čia. Taip ir čia. Narada Munis Vyasadevai sako, sudarei, surinkai visą žinias, visą išmintį, viską. Bet aukščiausios kategorijos nepalietė ir nebūsi patenkintas. Nes kiekviena gyva būtybė yra iš prigimties transcendentinė. Ir kol tu jos nepamaitinsi tikėjimu aukščiausio Dievo asmens, gali ką nori daryti čia pasaulyje. Gali tau visas pasaulis priklausyti, kaip Bali Maharadžui. Džiaugsmo nebus. Nebus. Tiki, netiki tuo, bet tai yra faktas. Ir mes Mažeikiuose kalbėjom, kad žmonės pasitiki Kali Jugoje, materialistai, kūnišką koncepciją gyvenantys žmonės, tiki tik jutiminę patirtimį. Ir kuri išreikšta asmeninė nuomonė. Ir yra skirtumas. Krišnos asmeninė nuomonė, tai yra dharma. Dživos asmeninė nuomonė, tai yra adharma. Dievo asmeninė nuomonė yra absoliuti tiesa. Individualios sielos asmeninė nuomonė yra nelaimių pakalnė. Skausmo, kančių, ligų ir nelaimių pakalnė. Vat ir viskas, ko verta mano asmeninė nuomonė. Kaip aš galvoju. Šiva Prabhupada sako, jeigu kas nors pradeda savo žodžius aš manau, tai jam gali iškart pasakyti. Užbaigti savo sakinį gali tame kambaryje, spintoje. Jei bus įdomu, visiems kitiems bevertis reikalas. Asmeninė nuomonė paprasčiausiai yra žemesnės kategorijos ir bevertė. Ir neturi nei energetinio, nei dvasinio, nei jokio potencialo. Tai sakoma yra kaip varlės kvaksėjimas, kuri šaukėsi Gandra. Lietuvos atveju. Lietaus. Gyvatės Indijos atveju. Ja. Jinai kvakia, jinai kvarkia, jinai, nežinau, plyšta. Jo, pavasarį, prūdose. Gandrai sako, kokios sąmoningos varlės. Kaip jie žino, ko man reikia. Taip ir sąlygota gyvoji būtybė. Jinai kvarkia, bet nežino, kad kviečiasi, greitina tik tai savo smerčių. Greitina tik tai. Ir viskas. Vat ko verta mūsų nuomonė.
Dėl to atsidavęs, jis žino visą tai. Jis žino, kaip ne per asmeninę patirtį, kuri yra labai ilga ir labai varginanti. Kam gyvenime atlikti klaidas, jeigu gali ateiti pas Dharmagę ir paklausti, klausyk, mano protė gimė tokia idėja, ar galiu ją vykdyti? Jis to pasakys, ataušk vaikinę, apsiramink, nes bus taip, taip ir taip. Bus tokia klaida, bus tokia kančia ir bus tokia nelaimė. Nori? Nenoriu. Tu nedaryk. Ir viskas. O tu sakai, bet aš noriu taip daryti, nes man atrodo, kad taip reikia daryti. Tada Dharmagya tau sako, ne tau atrodo, o protui. Protas yra sudėdamoji dalis, bet ne tu. Jeigu mašina turi 4 ratus ir kiekvienas ratas turėtų savo nuomonę, kuriam važiuoti, kur nuvažiuotum? Niekur, toli nenuvažiuotum. Taip ir čia visi tavo resursai, kūnas, protas, jausmai, intelektas turi tarnauti vienai misijai. Tik tai. Tai dėl to ir Vyasadevas sėdė atlikęs žygdarbį ir nežino, kame reikalas. Ir Narada, dvasinis mokytojas, simbolis, įsikūnimas, iškart mato problemą, iškart. Jam nereikėjo Naradai sakyti, palauk. Susimatysim už 10 metų, aš pamedituosiu, atsakysiu tau, kame tavo problema. Ne, jis iš karto, čia, iš karto pasakė. Vedos, nuostabus išminties žinių šaltinis, bet apie Krišną nieko nepasakė. Toliau ką jis sako. O didis išminčio. Nors tu ir labai smulkiai aprašiai 4 principus, pradedant nuo religinių ritualų, bet tu neaprašai aukščiausio Dievo asmens. Vasudevas. Dėl to, jisai sako, žodžiai, kurie neaprašo Dievo didybės. Faktiškai jokie žodžiai negali aprašyti jo didybės, nes jo didybė žymiai toliau siekianti ir neaprašoma ir neaprėpiama, bet nors bandymas tai padaryti. Dėl to žodžiai neaprašantis viešpaties dievybės, kuris vien savo buvimu pašventina visą materialų pasaulį. Šventų žmonių nuomonė, tokie žodžiai yra varnų piligrimystės vieta. Nu, kur varnos renkasi? Šiukšlyne. Ir kokias lakštingalų giesmės jas ten gėda? Pešasi dėl šiukšlės gabalėlių. Va, tai yra varnų piligrimystės vieta. Tai va tokie žodžiai yra to verti. Tai yra šiukšlynas. Tai yra šiukšlyno vieta, kur renkasi varnos. Dėl to, kad tobula asmenybė nemato jokio džiaugsmo ir pasitenkinimo, nes jai rūpi tik tai transcendentinė karalystė. Ir iš kitos pusės Narada toliau sako. Bet iš kitos pusės. Tie kūriniai, sačinėjimai, kurie susideda iš transcendentinių švento viešpaties vardų, jo šlovės formos žaidimų, iškart skiriasi iš esmės nuo visų pasaulietinių kalbų, šnekų, temų ir taip toliau. Iškart. Nes jinai susideda iš transcendentinių žodžių, paskirtis kurių įvykdyti sąlygotos sielos gyvenime revoliuciją. Daugelis iš jų žinote, iš savo patirties, kad kai tik jūs pradėjote kartoti šventus vardus, skaityti Bhagavad Gitą, Šrimad Bhagavatam, kas jūsų gyvenime įvyko, ne kas kitas kaip revoliucija. Ar kam nors reikėjo mesti valgyti mėsą? Jinai atkrito. Daugelio atveju, jinai atkrito asmeniškai. Taip, šeimoje, kur tu gyveni, kur tau priekaištauja, kur trukdo, kur reikalauja mėsos, taip. Bet asmeniškai atsidavusi mesti valgyti mėsą, tai čia tik vienas aspektas.
o kiek dar daug visokių kitokių ideologinių, filosofinių. Staiga viskas tampa taip tikra, taip natūralu, taip paprasta, taip priimtina. Dėl to ir sakoma, kad tai yra revoliucija, sąlygota sielos gyvenime. Tai yra revoliucija, viskas staiga pasikeičia. Gyvenimo kokybė, perspektyva, matymas, supratimas šio gyvenimo pasikeičia iš karto, iš esmės, fundamentaliai. Paskui dirbi su smulkmenu. Bet iš esmės įvyksta didžiulis pokytis. Dėl to tokie transcendentiniai kūriniai, net jeigu netobulai kompiliuoti, su klaidom išversti, bet jų klausomas ir jos dainuojama, nes tyros sielos, tyri žmonės, priima tokį šventraštį ir jie yra garbingi. Kitaip sakant, ką? Narada Munis, jisai pasakoja Šrilai Vyasadevai apie tai, apie jo nepasitenkinimo priežastį. Bet tai atsakymas į klausimą kiekvienam iš mūsų. Mes juk, sakoma, gyvoji būtybė, sąlygota siela iš dvasinio pasaulio krenta į šį ir tampa kuo? Visatos kūrėjų, Brahma. Kiekvienas iš mūsų buvome pirmą kartą patekę į materialų pasaulį visatos kūrėjais. Kiekvienas iš mūsų. Po to mums tas eksperimentas patiko ir mes perėjome per 8 400 000 gyvybės formų. Taip, verta pasakyti. Ir ne vieną kartą. Kol pradėjom galvoti, kažkas čia ne taip. Atato Brahma džigiesa. Kamet, kur čia šuo pakastas? Ar taip iš tikrųjų ir turi būti? Ar tame gyvenimo prasme? Valgyti, miegoti, daugintis ir vytis. Ne. Nes tame nėra prasmės. Aptarnauti savo kūną negali būti gyvenimo prasme. Tai yra gyvenimo beviltiškumas, bet ne gyvenimo prasme. Aptarnauti savo protą, jisai laksto nori, o tu tik tai iš paskos lakstai ir tenkini jį. Paskui paaiškėja, kad va tavo pabaigtis kokia. Jis tave sukūrena paprasčiausiai. Ir viskas. Dėl to Нарада сako, kad в людях от природы заложена склонность к наслаждениям, а ты поощрял в них эту склонность под прикрытием религии. Žmonės iš prigimties, sąlygota siela, iš prigimties turi tą troškimą tenkintis. Kodėl? Nes mes į tą veldėjom iš Dievo. Jisai yra išvara. Išvara Parama Krishna, Sačitananda Vigraha. Anadi Radi ir Govinda Sarva Karana Karana. Krishna, jis išvara, jis pirminis, jis aukščiausias, jis besitenkinantysis. Mes mažiukai, dalelytės, dvasinės kibirkštėlės, siela. 1/10,000 plauko galiuko dalis. Kaip šventraštis rašo. Tokio dydžio siela. Ir dėl to ir mūsų tas troškimas tenkintis yra 1/10,000 plauko galiuko dydžio. Labai menka. Bet mes įsivaizduojam, kad jau kaip aš pasidžiaugsiu savaitgalį. Oi, ir ten nueisiu, ir į naktibarį, ir į naktį diskoteką. Kur dabar vaikšto? Aš nežinau, aš jau pasenau, nebežinau, kuo jaunimas džiaugiasi. Labai padaugėjo tų. Jo, pasirinkimas kažkoks skurdas. Zoologijos sodas, karuselis.
Čia telšiuose. Išeini į gatvę ir pasižiūri į zoologijos sodą. Visą tas. A karuselė tai nesibaigia. Ir tas pats verta matyti. Gimimas, mirtis, gimimas, kančia, senatvė, likas. Ta pati karuselė. Va. Ir matot, dvasinis mokytojas turi teisę net mokiniui, net jeigu jis Dievas, papriekaištavo. Sakyt, klausyk, Viesa Dieva, tu čia prirašiai prikūriai, o esmė tai kokia? Padrasni žmonės karma kandijai. Elkitės padoriai, būkit dorybingi, satviški, atnašaukit aukas. Ir turėsit aukso, turėsit maisto, turėsit namus ir gyvensit. Aš ne vegetariško posūkio neminėsiu apie inkstus. Bet gyvensit gerai. Ja? Ir tada sako, tai pala. Tu juos nuvedi nuo esmės, o ne privedi prie esmės. Dživėra svaru pahoj, Krišnėra nityadas. Dživa, gyvoji būtybė, nitya das. Jo padėtis amžinas tarnas. Siela to amžina. Tavo amžina pareiga, Krišna Dievas, tavo šeimininkas, tavo kūrėjas, tavo prieglobstis, tavo išvara. O tu papasakai, kaip čia geriau įsikurti kalėjime, materialiam pasauliu. Kaip kalėjime prisitaikyti, jo, kaip čia įsikurti, kaip čia savo kampą susivesti ir ten, kad viskas būtų puiku, gražu ir gyvenimas puikus. To Narada mumis išrašo velnių Viesa Devai. Pala, taip reikalai neina. Jis sako, это предрассудительно и неблагоразумно. Руководствуясь твоими наставлениями, они будут заниматься этим, прикрываясь религией, и очень скоро забудут обо всех запретах. Pradžioj dar laikysis kažkokiu principu, kad gimiau nuogas, bet reikia man 5 kg aukso, tada mano sąžinė rami. No? Ir šventraštė susirandė, reikia laikytis badauti kiekvieną kartą, ketvirtadienį iškrovos dieną. Paskui tokios šventės, tokie ritualai ir visa tai bus tavo. Bara Šiva Viesa Deva, kad parašyk literatūrą, parašyk Vedų kvintesenciją, Bhagavata Puraną, Šrimad Bhagavatam, kur nieko daugiau nebūtų, tik transcendentinė tema. Tik nieko. Kodėl to sakoma, Šrimad Bhagavatam net užuominos, net šešėlio materialiaus sąlygotumo nėra. Ir pabandykit, paimkit Bhagavatam nuo pradžių iki galo paskaitykit, jūs pamatysit. Neįtikėtina. Neįtikėtina. Viešpats Čaitanija 500 metų atgal atėjęs šlovino Bhagavata Puraną. Amala Puraną. Nemirtinga. Tyra. Jeigu norite gyventi, praktikuoti ir gyventi dvasinį gyvenimo būdą, sadhu sanga, šastra, kirtanas, prasadas. Visa kita gyvenime jūsų lieka. Darbas, šeima, rūpesčiai lieka. Bet visai kitos kokybės. Nes viską lemia sąmonė. Ne aplinkybės lemia. Ne santvarka, ne prezidentas, ne oras, ne klimatas, ne tauta, ne šalis. Sąmonė viską lemia. Dėl to gali būti Bali Maharadžas, visatos imperatorius. Ir kas iš to? Jis pats prisipažino garbingai. Tai ar reikia tapti imperatorium, kad turėti pakankamai garbingumo, kad prisipažinti? Nėra čia laimės ir džiaugsmo.
Nereikia gal. Perskaitai Šrimad Bhagavatam ir žinai, kad mano protas veikia lygiai taip pat. Kiek jam duosi, negana. Ugnis, kokią savybę turi liepsna? Šilumą ir šviesą. Taip. Ir niekada negana. Ar kada nors liepsna prasidėjusi gaisro miške, pusę miško sudegina ir pasakė, žinot, užteks, pavargau, gana. Kitą pusę miško palieku. Kiek duosi, tiek sudegins. Židinį, taip, užkūrėt židinį ir užprogramavot. Sudeg iki pusės, kitą palik. Kiek įdėsi, tiek sudegins. Viskas liks pelenais. Taip ir protas. Jisai va deginau degtuką, jisai nesustojo pusiaukelė liepsna, taip? Viską sukuriam. Taip ir protas. Kiek duosi, tiek sukuriams. Ir niekada negana. Galvot, nusipirkau opelį. Gyvenimo svajonė ir viskas. Perkūnas.